Sveiki, visi su jumis sveikinasi Taiperis ir šiandien dar kartą pakalbėsime apie kitą greitą bei lengvą uždarbį internetu, kurį gali visi atlikti. Svarbiausia, kaip visada, yra prieiga prie interneto. Su prieiga prie interneto galima daug ką padaryti. Na ir iškart aš atsidariau patį pirmą langą, per šią platformą buvau įsiėmęs iš viso kriptovaliutos. Tai istorija gan neilga, bet tačiau skaičiai sako ką kita. Kaip pavyzdys, iš šios platformos buvau 21 dieną, čia sekmadienį, prieš 2 savaitės galima sakyti, buvau įsiėmęs 95 Dogecoinus. Tada praeitą mėnesį įsiėmiau 50, tą patį mėnesį dar 50 įsiėmiau, tada kitą mėnesį vėl 50, tą patį mėnesį vėl 50 ir taip galima sakyti taip nuosekliai nuo šių metų vasario mėnesio, galima sakyti po truputį ir didinu savo balansą Dogecoin. Dabar kaip aš tai padarau ir kokia tai platforma yra iš tiesų, tai trumpai apie ją papasakosiu. Pakalbėsime kaip visada apie tai, apie pagrindinius mūsų tris kriterijus, tai saugumas, patikimumas bei pelningumas. Tai pradėkime nuo to, kas čia per platformą apskritai ir panašiai. Tai pati platforma yra sukurta taip, kad tiesiog galėtumėt pirkti minerius ir statyti juos ant tų vadinamų racks. Racks čia kaip tiesiog stovai, ant kurios galima statyti minerius. Ir kiekvienas mineris yra pagal galingumą skirstomas arba stiprus arba nestiprus, tai pavadinčiau liaudiškai tariant. Kiekvienas mineris jaučia priklausomą, kuo jis brangesnis, tuo jis daugiau išmainis. Tai čia tokia logika. Tiesiog eikime, tai pavyzdžiui, kaip pavyzdys jums yra Fortune Teller. 102 000 THS, daug iš tiesų už tokią kainą, bet tokios jau kainos ir taip pat pati yra dar taip pat už 30 000 THS už kainą 0.666 RLT. Dabar kas tas RLT yra, tai čia tiesiog šitos platformos tokenas. Tai va. Tai man per 5 minutės pasyviai įkrenta po 0.002 Dogecoin. Tai nėra kosminiai skaičiai, anksčiau tikrai buvo didesni tie skaičiai, kadangi viskas nebuvo taip nuvertėjo kaip dabar, tačiau šiek tiek situacija pasikeitė, bet prisitaikėme mes prie jos. Tai va, ir taip, tai dabar kaip užsidirbti šitos platformos, labai paprastas būdas. Pats paprasčiausias būdas yra tiesiog pradėti nuo žaidimų žaisti. Žaidimai duoda nemažai to THS. Anksčiau aš irgi taip darydavau ir gerą pradžią buvau pasidaręs. Tai tiesiog žaidžiant žaidimus, jeigu neturit ką veikti, galit pasijungti kokį žaidimą, Flappy, čia galima sakyti Flappy Birdas, bet čia tiesiog Flappy Rocket. Ir kiekvienas žaidimas yra pagal pelningumą irgi skirstomas, tai realiai rekomenduočiau Kryptonoidą visada lošti, nes jis yra ir pelningas, ir greitas pakankamai, tai greičiau sukaupsi tas reikiamas sumas. Taip pat, kai žaisite žaidimus, galėsite ir užsidirbti papildomų, sakykime, bonusų, tai baterijas gauti, ar S1 minerį gauti, tačiau grinai minerį gauti, kas būtų labai įspūdinga. Bet taip pat RLT yra šios platformos tokenas, kurį galite išnaudoti, sakykime, nusipirkti ar minerį, ar dar kažką. Tai aš jums trumpai dar parodysiu, ką galima įsigyti. Šioje platformoje už tuos RLT tokenus pačios platformos, kaip ir minėjau, galima įsigyti pačius minerius, kaip ir minėjau. Taip pat galima dalis įsigyti. Tai kas tos dalys yra, tai čia jau jūs eigoje suprasit, kas jos yra, čia tikrai nepasakosiu šiai dienai, nebent bus labai įdomu, galėsiu papasakoti. Taip pat tie yra stovai, kaip ir minėjau, kurios kažkur turit minerius padėti, tai stovai tam ir reikalingi, kad juos galėtumėt nusipirkti ir galėtumėt pastatyti minerį. Dabar antras būdas, kaip galima užsidirbti,
tiesiog paprastesnis gal kiek būdas, bet šiek tiek gal daugiau laiko eikvojantis, bet gerokai pelningesnis, tai yra pirkti ir parduoti už brangiau. Tai sakykime, dabar matome minerį Uncommon Hodlers 3. Vertė jo yra 18,9. Tai būna tokių momentų, kada žmonės tiesiog galbūt vienas su kitu bando pardavinėti tos minerius ir taip toliau. Ir būna, kad iškrenta gerokai pigesnis mineris, kažkokius. Pavyzdžiui, čia kai dabar 18,9 RLT, tai čia yra gan normali kaina. Bet būna, kad iškrenta, kad kaina būtų 5 RLT. Tai jūs tuo metu galit bandyti užgaudyti momentus, vėlgi galiu kalbėti iš praktikos. Buvo visko, buvo tikrai nemažai pasisekę, nemažai tai prisidėjo ir prie dabartinės mano sėkmės. Tas tie įvykiai, kuriuos irgi esu išbandęs, tai vėlgi daug ką lemia ir tas timingas vadinamas. Tai ir vėlgi, kaip ir minėjau, galit bandyti gauti momentus. Ir nusipirkti už pigiau gerokai ir parduoti už gerokai brangiau. Tai kaip aš darydavau anksčiau, tai netgi dvigubindavau tas kainas. Ir trečias būdas, kaip galima būtų užsidirbti, tiesiog per referral programą. Tai čia jau niekam nepaslaptis, tų referral programų pilna yra. Bet kodėl aš ją rekomenduoju jums? Dėl šitų skaičių. Kaip matot, kiekvieną dieną, galima sakyti, aš darau, tiksliau ne aš, o mano pakviestas žmogus, kiekvieną dieną man padaro apie 3-4 profito Dogecoin'o. O man į tai nieko kažkokio papildomo darbo neįdėjus, jis tiesiog pats irgi mainina ten visą savo šitą Dogecoin'ą, bet tuo pačiu ir tai dėl to, kad aš jį pakviečiau šitą žmogų prisijungti prie šitos platformos, tai man dar krenta procentai nuo jo to profito, o procentai tikrai nėra maži. Kiekvieną dieną, kaip ir minėjau, apie 3-4 įkrenta Dogecoin'ų iš to žmogaus, tai bendrai paėmus iš viso jau, čia nežinau, būtent iš vieno žmogaus išdirbau, galbūt iš 2, iš 3, bet bendrai paėmus jau užsidirbau iš referral 579 Dogecoin'us, tai kiek žinau, tai būtų kažkur prieš 50 eurų. Taigi prisijungime prie Trustpilot'o. Trustpilot'as yra vienas, kaip ir patikimiausių, galima sakyti, net patikimiausias saitas, pažiūrėti atsiliepimus apie įmonės ir ne tik. Tai galėsiu palikti ir aprašyme iš tos platformos linką. Ir taip pat galim pasiskaityti apie komentarus. Tai good site to start earning crypto. Tai galime matyti, kad žmonės ir siema pinigus iš tos platformos. Aš jums taip pat rodžiau savo istoriją pačioje pradžioje, kiek esu jau įsiėmęs šito Dogecoin'o, taip pat dar galėsiu parodyti ir kiek įsiėmęs esu Bitcoin'o. Taigi, prisijungime dar prie mano Bitcoin'o įsiėmimo istorijos, tai irgi gan plati, nuo 23 metų čia buvo įsiėminėjama. Tai pradėjau, kaip pasakyti, įsiėminėjau tol, kol nepakito įsiėmimo suma, ta minimali. Jinai šiek tiek padidėjo, jinai dabar netgi dar padidėjusi iki 20 000 satoshi. Tai aš pasižiūrėjau, kad man neapsimoka tiek rinkti, tiesiog nusprendžiau jau neberinkti Bitcoin'o ir perėjau. Taigi, sugrįžtume toliau, peržiūrėjant komentarus žmonių, tai kaip ir matome, slowly earnings but profitable, so you must spend a lot of time to earn payout minimum or make deposit to quick this process. But it's profitable. I received my first withdrawal very quickly. Thank you and keep to this. Tai žodžiu esmė tokia, kad kaip ir minėjau, pradžia gali būti šiek tiek lėtoka. Aš su tuo pačiu irgi taip pat susidūriau, bet kai įsibėgėjai, to kaip ir minėjau, man dabar tiesiog pasyvios pajamos krenta po 3-4 Dogecoin'us į dieną, dar plus tai kiek aš pats pasidariau iš Dogecoin'o. Tai žodžiu, galima sakyti po 40, taip grubiai gal neimčiau 40, tiesiog minimum 30 centų į dieną pasidarau.
šiai dienai. Kiekvieną dieną taip ir taip jau galima skaičiuoti. Tai žodžiu, daugmaž tie komentarai, daugmaž visai geri, kažkokių tokių esminių dalykų nusiskundimų tikrai nėra, aš ir pats neturiu, nes įsiėmimas visą laiką normalus yra, jokių nesklandumų nėra įvykę, tai sakau, šiai platformai galima tiesiog nusilenkti, nes realiai į šią platformą net neinvestavau nei cento, tai tuo labiau tada. Tai va, tai tiek apie pačią platformą Rollercoin. Linką paliksiu šitos platformos po šito video aprašyme. Taip pat tada jeigu kiltų kažkokių klausimų, tai rašykit YouTube'ės komentaruose po šio video arba rašykit man į FB. Tai žodžiu, čia jau kaip jums patogiau, tai žodžiu iš manęs būtų šiandien tiek. Su jumis buvo Taiperis. Jeigu patiko video, spauskit laiką, prenumeruokit, nes bus ir daugiau tokių uždarbių idėjų, bus gal ir geresnių, gal bus ir ne tik geresnių, bet ir blogesnių, visko bus, bet viską išbandysim, viską pažiūrėsim ir pažiūrėsim, kaip čia gausis. Bet esmė tokia, kad žiūrim tik tas platformas, kurias aš esu išbandęs ir kurias žinau, kad tikrai jums gali išmokėti pinigus, tai tik tas mes ir platformas žiūrėsim. Tada laikinkit, subscribinkit, kad nepraleistume daugiau tokių vaizdo įrašų. Tada palinkėsiu jums gražaus vakaro. Viso.